Mūsų Lietuva ne vien ežerai, ne vien miškai, ne vien gimtoji žemė po kojomis. Ji mūsų kalboje tai pirmi žodžiai, kuriuos ištaria vaikas. Tai motinų vakarai prie verpimo ratelio, tai tėvų dainos rugių lūpose. Tai mūsų praeitis ir mūsų ateitis. Mus bandė nutildyti ne kartą, ne du, bet kalba lyg upė po ledu vis tiek rasdavo kelią. Ir kai atėjo mūsų diena, kai pirmą kartą po ilgų metų galėjome ją ištarti laisvai. Norėčiau kažkaip bulviaukų išsikepti. Einu į palėpę pasimsiu. Kas čia? Pirmą kartą po ilgų metų galėjome ją ištarti laisvai. Supratome, kad niekas negali jos atimti, kol ji gyva mumyse. O dabar jūsų eilė. Neleiskite jai sunykti, nerašykite jos trumpai, neskubėkite ją užmiršti. Kalbėkite ją taip, kad kiekvienas žodis skambėtų kaip daina. Mylėkite ją taip, kaip mes mylėjome. Sveiki. Sveiki, labas. Ką čia prisimastei? Sveiki. Noriu parodyti jums tai ką. Pasakom, kaip jiem. Nu tai ką tu ten mus pagaustinai? Būtumėm pačinę miestą normaliai. Normaliai. Ką, bet ant ką pridėjai O dabar būtumėm? Grūzė sėdi. Visiškai. Gruzijoj. Gruzijoj, Sakartvelė. O jūs jaučiat, kaip jis kalba? O kaip Gerai. kalbam? Normaliai, kas yra? Jūs kalbat labai anglistišiškai, Nu, su žargonais, jo, ir ką? bet tai nėra lietuvių kalba. Ir ką tu tam nori pasakyti? Šiandien vakare buvau palėpėje ir radau vieną laišką. Nežinau autorės, bet iš konteksto matau, kad parašyta labai herojiškaus žmogaus, kuris pasitarnavo mūsų Lietuvai, kuris suteikė mums laisvę. Tai norėčiau su jumis pasidalinti šio laiško. Matau jau perskaityti. Perskaičiau. Ar supratot, ką norėjau jums pasakyti? Supratau. Šiaip supratau. Ir tokia mintis atėjo, kad kas jeigu ne mes nešim ateities kartoms mūsų kalbą ir kad mes turime puoselėti, aš manau. Todėl, manau, gerbkim, mylėkim ir saugokim mūsų lietuvių kalbą. Man čia dar labai patiko mintis parašyta, nes kol kalba gyva, tol gyva ir lietuva.